Taigi mes turim šitokią valdžią, mes turim pinigų valdžią, mes turim giminių valdžią. Ką tai reiškia pinigų giminių valdžia? Tai yra valdžia be atsakomybės. Ir štai čia yra klausimas, kodėl mes vasario mėnesį sukilom dėl FNTT pareigūnų. Dėl to sukilome, kad klausimas yra toksai. Jeigu valdžia be atsakomybės toliau veiks, ne tik atsakomybės politinės už savo darbus, nes politinė atsakomybė sąlygo rinkimai, už tai, ką prisigalbė. Tai tokiu atveju tas tampa tokia užkrečiama liga, kad iš tikrųjų tik balta varna to nedaro. Ir tokiu atveju, jeigu tos atsakomybės nėra, tai valdžia tampa tik tai pasipelnimo šaltiniu. Nieko daugiau. Apie tarnavimą valstybei, žmonėm, visą kitą. Pamirškime. Tai štai FNTT vyrai pagaliau dasikapstė, ryžosi eiti. Ne tuos, ten kur sakė, smulkius kontrabandininkus, nes kontrabanda turi savo du veidus. Kontrabanda turi vieną veidą vairuotojas, kuris važiuoja už vairo dėl to, kad jis kažką nori sudirbti ir žino, kad pas jį ten padėta cigarečių. Ir kompanijos savininkas, kuris ir pasiima tas cigaretės, jeigu kas ateina. Tai kontrabandos yra du veidai. Tai štai pas mus kol kas gaudė kontrabandininkus tuos, vairuotojus, ichtiandrus, dar kokius nors tenai, kas krepšeliais persineša per Luizos tiltą. Bet ne tuos. O štai šitų praturtėjimas yra pati rimčiausia problema. Kokie pareigas beužimtų? Politikoje, administracijoje kokioj nors, dar kur nors. Čia yra kertinis dalykas. Ir ne šitų smulkių žmonių kontrabanda atneša tą baisų trūkumą valstybėje. Ne, atneša tų. Politinės partijos, kurios stovi už procesų. Atskiri asmenys, kurie yra valdžioje, kurie turi verslą. Tokį verslą iš to. Ne? Čia yra jų atsakomybė. Čia byra pinigai pro šoną. Tai štai, kai FNTT vyrai padarė, jie nuo to, kas jiems buvo pradžioj pasiūlyta daryti, tikrinti ten, kas ten per sieną pirmyn atgal, nu ir namą kokį nors pasistatė. Taip, ir tais, aišku, reikia domėtis. Ne, pakėlė akis aukščiau ir pradėjo žiūrėti daugiau. Ir tada jie pasidarė netinkami. Netinkami, nes tas verslas, kuris tuo dalyku užsiminėjo, remia politinės partijas. Įtakingi žmonės turi savo užtarėjus įvairiose partijose ir kitur. Šita pati struktūra partinė tokia, ir tai Seimo biudžetinės partijos veikia, bet kitos irgi gali labai greit apsikrėsti, nes jeigu mato, kad nieko atsakomybės nėra, tai kodėl to nedaryti? Matom, ateina naujos partijos ir tokių pačių dalykų persijų. Visą šitą dalykas veikia kelius dalykus. Jie demoralizuoja valstybę ir jo žmonės. Antras dalykas ištuština valstybės iždą, kurį galėtų. Žinot tą pasaką. Apie velnę ir apie tai, kaip pylė auksinus į maišą, kuris buvo keltas. Tai gali pilti kiek nori. To nebus. Lygiai tas pats viešieji pirkimai. Įdomus dalykas. Skelbia 20 milijardų, nežinia kur išeina. Viskas, visi kalbam, viskas yra labai gerai. Vietoj to, kad tos dalykus kažkaip sudėliot, kažkiek gali išeiti kažkur pro šoną. Tapsime, korupcija yra ne tik Lietuvoje. Bet Lietuvoje korupcija tapo gyvenimo norma. Valdžios gyvenimo norma. Tai štai mes turim trečią iššūkį. Čia minėjau ES dalyką, pietryčių Lietuvą. Turim trečią iššūkį, supausi valdžia. O šita partijų finansavimo sistema leido užkonservuoti supausią valdžią. Žinot, kas būna, kai supuvęs produktas atsiranda stiklainiai? Vienas sluoksnis, antras, trečias. Ne? Jeigu tu jį išmeti iš tenai, tai viskas tvarkoja toliau. Ne? O juk paliekam. Tai mes paliekam. Mes paliekam ir užsukam. Sakom, šitos partijos, visos tos, ką jie bedeklaruotų. Kaip tas netitiktų jų žodžių. Jie ir bus mūsų valstybės sistema. Tai štai atsiranda trečioji labai didžiulė, reiškia, problema. Tai yra ta korupcija. Ir paskutinis dalykas – demokratija, kuri be abejonės irgi suėjo su teisingumo dalykais. Tai yra, aš žinot, kad Lietuva yra viena uždariausių, kur valstybė labiausiai sudarius nuo piliečių valstybė. Net keista yra šitą dalyką suvokti. Mums valstybei, kuri gyveno sąjūdžio nuotaikom, sąjūdžio dvasia, kur tas
patriotizmas, pilietiškumas stebino visą pasaulį. Taip mes esame per tą 20 kažkiek metų labiausiai sudarius. Pavyzdžius pasakysiu. Savivalda laikoma realios demokratijos pagrindu. Lietuvoje savivaldos nėra. Lietuvoje yra partijų sąrašų savivalda. Nu, pabandykit, kokia nors iškyla problema, kur nors dar pasikvies, ką jūs kviesite. Ai, gerai, čia tai viena partija, tai ten pat paskambinti reikia. Bet, reiškia, jeigu yra 5 partijos, arba kiek, reiškia, kuriai partijai, kurios partijos sekretariatui skambinti, kad spręstų problemą. Nu, gal kai kas pagal savo kokius nors pomėgius skambintų. Iš principo. Nėra žmogaus išrinkto, pavyzdžiui, konkrečioj rajone, kad žmogus tą žinotų. Seniūnai neturi realios savivaldos. Jie neturi ūkinio finansinių sprendimų galimybės ir panašiai. Mes esame vieninteliai, kurie turi vien pakopę savivaldos sistemą, ne 2 pakopę, ne savivaldybė, meras ir seniūnai. Ne, mes esame tokie vieninteliai. Einam toliau. Mes turim teismus, kuriuose visiškai nereikia visuomenės atstovų, piliečių atstovų. Jo, mes turim valstybę, Donatas turėjo patirtį. Žmogus ateina sužinoti, kas bus seniūnas. Nes jeigu tik taip klauso, tai jie visko gali ten prisakyti, pasakyti, kad ten elgėsi chuliganiškai, negerai elgėsi dar, ateina tas žmogus televizijos kamerą, filmuoti, kas seniūnas, jie pašaukia chuliganą. Reikia kam nors žinoti, pasirodo valdžia pasirūpino įdėti punktą, kuriame nebūtina visuomeniai žinoti prieš tai, kai seniūnas yra išrenkamas. Jį gali paskirti patys iš grupė draugų, pasitarė reiškės ir paskiria. O tas, kas nori sužinoti, yra chuliganas. Aiškia, mes neturim šitos demokratijos, bet mes neturim ir kito dalyko. Mūsų teismai visiškai atsitvėrė. Mes neturime nei prisiekusiųjų sistemos, nei tarėjų sistemos. Ir pažiūrėkit, kaip teismai spardosi ir priešinas tos dalykus. Mes neturime nei vieno prokuroro nukentėjusio iš bylos vilkinimo. Nors senatis užėjus dėl to vilkinimo. Ar prokuroro, ar teismuose. Dabar prokurorai sako, nu ten kažkas gavo papeikimą, reiškia, už tai, kad vilkino. Vienas prokuroras, bet man pasidarė įdomu, ar jisai gavo už tai, kad vilkino, ar už tai, kad vis dėlto paleido darbo partijos bylą į teismą. Aš taip ir nesupratau. Nes kai pažiūrėjau, kad tas prokuroras turėjo 5 bylas užkrautas, vienam ką kitų prokurorų. Tai dar nežinia, ar tu čia gali pavežti ar dar, reiškia. Ir nėra jokios atsakomybės už tai. Jokios atskaitomybės teismo už savo sprendimą. Jie padaro sprendimą, jiem nėra reikalo atsiskaityti, pasakyti, kodėl. Mes turim neveikiantį susirinkimų įstatymą. Pabandykite šiek tiek paprotestuoti. Daugiau negu 9. Kuris, ačiū Dievui, dar yra punktas, sakantis, piketas, ten 9. Ar kiek ten gali būti, reiškiasi, tada tai yra ne. Pabandykite išeiti daugiau, pabandykite išeiti 15. Ta pačia akimirką supras, kad jūs esate chuliganai trukdantis valdžiai dirbti. Net jeigu jūs ramiai stovėsite. Nes pasirodo, mūsų valstybei konstitucija yra parašyta teisė informuoti valdžią, kad tu darai protestą. Bet savivaldybės prisidariusios punktų, kuriame atrodo, kad jie turi duoti leidimą. Dar pasakyti, kurioje vietoje, kad jūs ten nemaišytumėte. Aš galiu pasakyti, eikit toliau nuo akių, kaip Vilniui pasakė, eikit ten kur nors prie Siemens arenos, reiškia. Arba eikit į Purvyną. Prie nepriklausomos aikštėje net signatarai. Negalite būti, eikite į Purvyną. Tai štai mūsų valstybės uždarumas nuo viso šito. Tai iš tikrųjų, kai pradedi kalbėti apie tuos dalykus, pasidaro, nežinau kaip jums, bet pasidaro baisu. Ir tada suvokia, gana čia tuo visuomeninių dalykų, ta prasme, dalyką. Juo labiau, kad kai mes pradėjome judėjimą už teisingumą, mes supratome, kad tie, kurie turi galią, tie, kurie valdo informacinę erdvę, turi labai daug galimybių viską išsklaidyti, supykdyti tarpusavį, įnešti konfliktus ir padaryti taip, kad judėjimą už teisingumą gausi dabar, ne iš pačio judėjimo už teisingumą tai yra už Lietuvą Lietuvoje, reiškiasi, bet dalis iš jų dalyvavo, reiškiasi, ir Galivos procesuose, ir drąsos kelias. Drąsos kelyje taip pat yra žmonės ir anksčiau, kurie buvo drąsiaus kelyje, reiškiasi, atėjo su drąsos keliu. Ir dalis visuomenininkų, kurie kaip ir buvo, reiškiasi, ta prasme čia. Bet eina dvi srovės. O prieš tai buvo dar viskas išdaužyta, buvo parodyti žmonės, kaip nežinantis, ko nori, ką daro ir panašiai. Ta darė viešoji erdvė.
Apie tai galėsiu, jeigu rūpės kas nors daugiau pasakyti. Tai štai iš kur atėjo mano įsitikinimas labai stiprus. Ir aš džiaugiuosi, kad tas dalykas atspindi ir už Lietuvoje programoje, kad iš principo mūsų valstybės ateitis turėtų stovėti ant 3 banginių pagrindinių. Tai yra tautiškumas. Nes jeigu nebus teisingos švietimo sistemos, jeigu nebus pagarbos istorijai, kultūrai, visiems kitiems dalykams, tai iš kur to šaknis bus? Iš kur šaknis bus šita valstybė? Taigi ten kitur ekonominis gerbūvis yra geresnis. Nu tai aišku, ten išvažiuos. Antras dalykas – teisingumas. Kaip kertinė sąlyga. Teisingumas, kuris reiškia visų pirma ir atsakomybę. Atsakomybė tų, kurie liktai formaliai turėtų būti atsakingi už teisingumą, bet kurie nėra tokie. Tame tarpe dėl to, kad bijo. Tame tarpe dėl to, kad matė fantatą istoriją. Ir trečias dalykas – demokratija. Ir demokratija, mano manimu, yra kertinis dalykas. Tiek demokratija šalies mastu, tiek demokratija kiekvienam rajone, mieste. Kaip sakau, ypatingai tenai, kur tos vidinės demokratijos yra mažai, nes valdo vieną grupę asmenų. Nu, aišku, visi pasakytų, kad reikalinga ir ekonominė socialinė klausimai. Apie tai irgi galim pakalbėti, bet čia, aš manau, yra savaime aiškus dalykas, kad ekonominiai socialiniai klausimai turi būti sprendžiami, kad turi būti daugiau socialinio teisingumo valstybėje. Bet jeigu šitų 3 dalykų nėra, prieš tai išvardintų, tai iš tikrųjų valstybei sunku gyventi. Tai aš labai, iš tikrųjų, kas sako, ar tu nemanai, kad čia yra toks Don Kichoto darbas, reiškia, kelti tas problemas, kalbėti apie jas, visą kitą ir matyti, reiškia, kaip ateina tos galingos jėgos ir kažką išdaužo pasitvarko. Nu, aš nežinau, aš taip žiūriu į savo, jeigu dabar jau taip visai asmeninę veiklą, tai aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, aš tikrai galiu džiaugtis prieš 5 metų, kai Sąjūdis turėjo minėti 20 metų. Tada prabilom su grupė bendraminčių apie tai, kad turi ateiti Sąjūdžio metai, kad juos reikia įvardinti, kad reikia pradėti kalbėti apie patriotizmo valstybę. Iki to laiko patriotizmas buvo tabu, kažkoks patriotas, tai idiotas, reiškia kažkoks toksai, toks kažkoks kaip. Dabar, kai jau šou programos, tik aš bijau, kad jūs neperspaustų, jau ant kiekvieno kampo kalba apie patriotizmą, kai visas čia svarsto, kokias vėliavas kabinti, ten dar kas nors, supranti, kad tas dalykas jau yra, jis jau pakibęs, išjudėjęs. Tai matai tokį rezultatą ir tikrai gali džiaugtis. Kai matai variantą, kaip švietimo programos keitėsi, kai jose visiškai nebuvo vietos Lietuvos istorijoje, tik vėliau atsirado po truputį. Po tos kritikos, po tų bendrų veiksmų, visuomeninių ir kitų, tai matai rezultatą. Tai aš labai norėčiau, kad tame tarpe ir šitą rinkimų kampaniją padarytų tai, kad žmonės pradėtų labai rimtai galvoti apie teisingumą. Labai rimtai pradėtų suvokti, kad šitų dalykų nepadarė. Neįsprendė teisingumo problemos Lietuvoje. Mes iš principo nelabai galime toliau kurėti. Ir tada tie 3 banginiai, apie kuriuos minėjau, tautiškumas, teisingumas ir demokratija, būtų visiems suvokiama. Užtat ir aš važiuoju per šitą mėnesį, aišku, pas save sutinku ir su žmonėm, bet važiuoju per Lietuvą, kalbu su žmonėm, raginu iš tikrųjų patikėti savo jėgomis. Patikėti. Ir vienas dalykas, per rinkimus pabandyti parodyti tai, kad galimas kitoks požiūris, negu kokia nors valdžios grupė nuleidžia tos dalykus. Nors suprantu, kad kalbam tokiam mažam rate, aišku, gerai, kad yra video priemonės, telekomunikacijų amžius, kuris gali daugiau paskleisti žinias. Bet kad matytų, reiškia, ir kiti žmonės to patikėjimo. Bet pagaliau ir iš lūpų į lūpas informacija eis ir aš labai tikiu, kad vis dėlto suveiks lietuviškas savisaugos instinktas, ar ne? 88 metais suveikė. Atrodo, jau tada, kai valstybės beveik nebuvo mūsų. Aš kažkaip tikiuosi, kad ir šį kartą suveiks. Ačiū.